Ką, laba diena, chebrytė. Sveikinuosi iš Filipinų, už manęs yra Cebu miestas. Ir pažiūrėkit, kur aš atvažiavau. Temple of Leaf, tai monumentali šventykla pastatyta verslininko Teodoro Adorno žmonai Leaf, kuri vadinasi. Tai tiesiog, kad atminčiai dėl savo kupinos meilės jai, tai va tokią šventyklą pastatė. O kaip aš nusprendžiau taip atvažiuoti iki Filipinų, tai Gilis salas susipažinau su vienu bičiuku. Tai sakė, važiuok į Filipinus, čia nėra šito rain season. Ir sakau, kodėlgi ne? Tai nusipirkau bilietus, 70 eurų ir va aš jau ir Filipinuose. Tai plano iš tikrųjų jokio neturiu. Pabūt tikėtinį savaitę, dvi ir pasižiūrėsim, ką čia gero pavyks pamatyti. Kaip ir sakiau, visai neplanavau aš atvažiuoti iki Filipinų. Dabar varinėsiu po Cebu salą, o tada jau matysiu, kur nuvaryti kaip ten kas. Bet pagrindė tai norėčiau nuvažiuoti iki pakrantės, ten kur galima su rykliais paplaukti, bangininiais rykliais, su sardinėm ir dar kažką tai sugalvosiu, o tada jau tikėtinai mausim į kitas salas. Dabar pasižvalgysim po rūmus. Bilietas čia kainavo 3 eurus. Tai reiškia 150 pesų, 1 euras lygus 65 pesos. Tai virš 2 eurų realiai. Jėzus ir 12 apaštalų. Nu tai ką, kaip ir viskas. Varysim dabar ieškoti kitą spotą. Dabar realiai nežinau, kur net važiuoti, nes labai didelį atstumį, po 2-3 valandas važiuoti. Kai Balyje viskas, tiek Balyje, tiek Lombokė yra daugmaž buvo sugrūsta viską į vieną salą, o čia gal 5 waterfall yra, keli kanjonai Cebu saloj ir viskas pagrindė. Na ir pasiplaukimas su rykliais ir panašiai. Tai dabar, manau, grįšiu atgal į Cebu miestą ir bandysiu dėliotis planą, kur važiuoti, ką pamatyti ir panašiai, nes nelabai kažką čia daugiau ir paveiks, apart relaksuoti arba bičiuose gulėti, bet paplūdimiuose aš nelabai noriu gulėti. Pirmeskit bairis, po visą Indoneziją pravarinėjau su sandalais ir viskas tvarkoj buvo. Čia kai tvariau, sako, netinka sandalai, jeigu tu su mocu važiuosi, tai gali nubauduoti, o bauda apie 30 eurų iš policininkų. Sako, tau reikia specialių batų, kokių būtent batų. Išnuomavo, pažiūrėkit ką. Kroksus. Sako, su kroksais tipo gali važiuoti, baudos neduos. What the heck? Su kroksais, karočią. Įdomi čia pas jas taisyklės. Tai kas buvo neįprasta, tai kai tik atsisėdau ant moco ir kad reikia važiuoti dešinę pusę, tai iš karto variau po kairę pusę, galvoju, kažkas čia ne taip. Tai dabar kiekvieną kartą, kai išvažiuoju į kokią sankryžą, tai visą laiką galvoju, kuria čia pusę reikia važiuoti. Čia pas jas kažkas čia vyksta, šventė kažkokia tai. Bet tik kad vaikai yra pasipuošę. O, tai pamatysim. Čia su krikščionybė kažkas tai susiję, nes mačiau, ten Jėzus buvo. Nu, va čia. Nu, visai gal ir įdomiai čia. Šventė. Gražios spalvos. Čia kaip laidų, tai kaip šitam Tailande. Baly beros nesu taip matęs. O, žiūrėkit. Elektriko košmaras. O čia pas jos vietiniai, tokie taksai. Va kaip atrodo už 19 euriukų. Šiaip labai nice. Nes praeitą naktį miegojau už 17 eurų, tai realiai tam blemą pelėsiu, belė kiek, belė kur. Tai kažkokį nesąmai, čia bent jau daug geriau. Tai šiaip
Pirmieji įspūdžiai iš Filipinų, lemba aš lyginu labai su Indonezija, tai man iš tikrųjų nelabai kažkaip, nes visur grotos, visur apsauginiai, į parduotuvę ar tai kažkokį tai marketą užeini, tai reikia nusimti šalmą, akinius, nes dėl saugumo, nežinau. Tai dabar tikslas susidėlioti maršrutą, kur ką važiuot, ką žiūrėt. Tai manau, šiandien atsisveikinam ir pasimatysim kitą dieną. Na, kaip matot, trafikas ten belė koks. Dabar sustojau po 1 valandos važiavimo, nes jau užpakalį belė kaip skauda. Ir sustojau į vietinį McDonald'ą, vadinasi Jollibee. Ir pasiėmiau French fries, burgerį ir spagečiai eina. Šiaip visai kitoks trafikas nei Indonezijai, kažkaip daug piktesni vairuotojai. Tai 3 kartus vos nekrešinau, nes tiesiog išlenda į priekį ir viskas. Tai biški reikia ramiau važiuoti. Tai ką, pavalgom ir toliau lekiam. Kas įdomi, kad prie kiekvienos vos neparduotuvės yra apsauga su ginklu, su antrankiais. Tai va čia toks yra realiai saugumas. Ir va tokie motociklai. Visai smagiai atrodo. Reikės gal išmėginti. Va, matot po kairę pusę, čia pas juos inkasatorių mašinos tokios. Jie labai čia saugosi, matau, apiplėšimų visokių. Ten labai didelis nusikalstamumas, reikės pasiskaityti apie tai. Kai galvoju apie Filipinus, tai aš galvoju, kad jie va tokie bus. Va tokie keliukai savo. Bet kai mieste, ten košmaras man važiuoti. Tai ką, pagaliau pavyko atvažiuoti po 3 valandų į Simala šventyklą. Kuo jinai garsėja, tai kad stebuklingų mergelės Marijos atvaizdu ir spūdinga pilies tipo architektūros su bokštais. Tai vis dar yra kai kurie elementai statomi. Pagrindė buvo pradėta statyti 1990 metais ir pabaigta, kiek aš mačiau, 2010 metais. Aš ir su gyvūnais leidžia. Šiaip įspūdingai atrodo, va. Ir va šita tikėtinai Šventa Marija. Ir čia yra pagrindinė piligrimų vieta, kur jie renkasi. Šiaip labai gražiai čia atrodo viskas. Vertėjo važiuoti. Čia ir parkelis toks. Tai ką turėkite omeny, kad čia įleidžiama tik su kelniam, su šortais neleidžiam. Bet tai ką galima įsinuomoti. Gerai, kad aš savo kelnių neišmečiau, nes vakar norėjau kaip tik išmesti. Tai gerai, kad to nepadariau. Ir va, čia kokia gamta graži. Neatsimenu ar sakiau, bet įėjimas yra nemokamas. Tik reikia užsidėti kelnes. Čia visokių suvenyrų, viskas su krikščionybės tematika. Gyventų mano močiutės, tai būčiau nupirkęs kokį rožančių. Dabar tai nesivešiu. Tiek degina žvakučių Kūjgaukščio karštis. Tokių dalykų tai nesu matęs. Gydomieji ramentai. Visai gražu pasižiūrėti. Dabar varom į kitą sportą. Dabar važiuosim, jeigu pavyks, iki Krioklio. Bet gal ir nepavyks, bus matyti.